Jau turime suformavę pasiūlymą klientui su savo produkto paslaugos išskirtinumais, dėl ko klientas turėtų rinktis mus, o ne konkurentą. Antras darbas, mums reikia apsibrėžti kartu su mūsų klientu, kuris nori eksportuoti, koksai jo tikėtinai bus idealus klientas. Tai yra suformuoti angliškai vadinamą ICP, Ideal Customer Profile. Nustatyti, kokio sektoriaus įmonės mums reikalingos. Ar tai bus privataus sektorių įmonės, ar tai bus valstybinės. Koks segmentas? Verslas verslui, verslas klientui, verslas vyriausybei. Kokio kanalo mes ieškom? Ar tai bus kažkoks tai vienišas pardavimų agentas, ar mums reikalinga didelė distribucinė kompanija, ar mums reikalingi prekybos centrai, ar mums reikalingi tinklai, ar vienas žmogus, kuris pasiryžęs nuveikti didelį darbą. Finansiniai kliento užsienyje reikalavimai, kokios pajamos, kokie pelningumai. Geografinis atstovavimas, ar jisai visam regione turi savo atstovus, ar galbūt tik tai vienam mieste, kiek žmonių dirba jo įmonėje. Taip mes formuojam su mūsų klientu, norinčiu eksportuoti į užsienį, kokiam klientui mes pardavinėsim ir pagal tą suformuotą kliento profilį, kokių klientų